Na gerai, tai skaitom ar neskaitom lietuvių autorius? Aš rašytojams ir va čia dalyviams šio vakaro norėčiau šitą klausimą užduoti ir gal tada mes pasuksim link to klausimo, kodėl mažiau skaito lietuvių autorius, nes taip sako bibliotekos. Nežinau, jūs turbūt, Renata, sutiksit su manim, kad tos dešimtukai, jeigu būna kokia bibliotekose, tai dažniausiai ne lietuvių autorių, su labai dideliam išimtim. Ar aš galėčiau paklausti, gal iš eilės, profesoriau, jūsų, ar jūs skaitot lietuvių knygas? Turbūt girdisi. O, labai gerai. Čia, kaip sakoma, istorikai mėgsta žiūrėti iš perspektyvos. Ar mes kalbame apie šiuolaikinės knygas, arba mes kalbame apie knygas, kurios buvo išleistos ir anksčiau. Žinoma, nekalbame kokį egzotišką 18 amžių. Tai žinote, aš skaitau lietuvių knygas, lietuvių autorių knygas, bet paskutiniu metu pradėjau skaityti lietuvių autorių kelionių knygas, kaip, pavyzdžiui, Vienuolio kelionės. Ten yra ir po Užkaukazę, ir po Rusiją visariausia buvo. Jos Jurginio, kuris nebuvo rašytojas, bet yra išleidęs knygą apie nepaprastai įdomią prisiminimų knygą. Petro Cvirkos ar dar kitas knygas. Man tai yra įdomu kaip istorikui, nes tu gauni tos kasdienybės pajutimą. O kalbant apie moderniosius lietuvių autorius, reikia iš esmės pagalvoti, bet žinoma, aš tiesiog sakau tiesiai, ką dabar manau, užbėgdamas gal už akių, geriausia lietuviškai parašyto autoriaus knyga aš laikau Balio Sruogio Dievų mišką. Abiturientai irgi. Dėl likusiųjų čia, sakoma, galima galvoti, bet kartais kai ką atrandi, tarkime, lietuvių poetus, ir visiškai netikėtai toje pačioje Šiaurės Atėnuose skaitydamas, ne Šiaurės Atėnuose, atleisk Eglę, skaičiau tai literatūrų ir mene. Aš radau Mariaus Buroko eilėraščius, man pasirodė nuostabus. Nežinau šito autoriaus, iš esmės, nesidomu, bet tai štai probėgomis skaitau, beje ir tavo reikia ką perskaičiau, man patiko. Ačiū. Kad čia mums nesusidarytų įspūdis, kad mes antrinam tokiam buvusiam kultūros ministrui, kuris, kaip žinot, sakė, kam leisti naujas knygas, jeigu senos ne visos dar perskaitytos. Man labai patiko jo. Turėjom tokį kultūros ministrą, kuris argumentavo, kad nereikia. Senųgi dar neperskaitė, tai eikit senų skaityti. Ko čia su naujom pradedat kažkokiam. Taip, prašau. Tai aš irgi norėčiau pastebėti, kad kaip tik irgi Mariaus Buroko dabar pasiėmiau tas seismografas ir tikrai labai pasitaupydama tiesiog skaitau po vieną eilėraštį į dieną, man tiesiog tikrai labai skonėdamasi. Bet aš skaitau, aš labai iš tikrųjų mėgstu dabar, tiesiog taip tikslingai galbūt skaitau būtent tų jaunųjų autorių kūrinius, nes iš tikrųjų kažkaip labai yra jau tas jaučiasi skirtumas. Pavyzdžiui, dabar irgi važiavau iš Vilniaus ir pasiėmiau tą Gabijos Grušaitės Grybo sapną, kažkaip radau pas dukrą ir pasiėmiau, galvoju, kol važiuosiu traukiniu, tai galėsiu savo skaityti. Ir taip įkritau į tą, man taip patiko, man buvo taip įdomu, tai yra tikrai ir tokia fantastika, ir tiek mokslo žinių, ir tiek visai kita leksika. Ir negu kad, pavyzdžiui, negu mano, aš dabar kažkaip iš vis jau jaučiuosi kaip 19 amžiui garbės žodis, nes kažkaip tikrai visai labai įdomu yra naujuosius skaityti. Arba Sokolovaitės dabar irgi kažkaip irgi labai yra, kažkur va taip dar nejauti taip gerai, kur tas yra toksai kitoniškumas, bet tai yra tikrai kitaip ir reikia tą pažinti ir tai labai įdomu. Tai va aš būtent tuos jaunuosius dabar lietuvių irgi labai pamėgau skaityti. O dėl Dievų miško, tai aišku visada patiko ir visiems mokiniam, ir aš manau, ten irgi pasėdi mokiniai, irgi taip pat manau, kad skaito tą patį. Bepigu kalbėti apie mūsų burbulą, mes taip vadinam, bent jau Vilniuje, kultūrininkų burbulą, kuris skaito nuolat. Nes dar ir todėl, kad tai yra mūsų kolegų knygos, visi dirbame kultūros sektoriuje, pristatinėjom vieni kitų knygas, todėl taip, bet aš norėčiau šiek tiek imti plačiau šitą problematiką, ir tai yra problematika, ir mesti iškart akmenėlį, o gal ir visą akmenį į leidyklų daržą. Kaip vyksta visas procesas? Mus
lietuvių autorius leidžia leidyklos. Leidyklos už mus, mūsų leidybą, gauna šiokią tokią kompensaciją. Už vienus daugiau, už kitus mažiau, trečius leidžia už savo pinigus, netgi taip. Tam tikri pinigai yra skirti knygos išplatinimui. Nes knyga tai yra kaip, nesakysiu produktas, man nepatinka tai, bet tai yra dalykas, kaip ir meno kūrinys, kurį reikia parodyti, apie kurį reikia paskleisti žinią. Ta žinia, jos paskleidimas kainuoja. Ir viskas taip ir pasibaigia, todėl kad užsienio autoriai, jie jau ateina pas mus išversti su tam tikra istorija. Jie populiarūs savo krašte, pas mus iš karto išverčiami jų interviu ir taip ir yra, jie jau ten, tas darbas nudirbtas. Gerbiama Kepenienė paminėjo Gabijos Grušaitės Grybo sapną. Lapo leidykla šitai knygai, aš nežinau, tai buvo tokia reklaminė kampanija, kad mes turėtumėm visi čia rašantis ir jūs, Liutaurai, ir aš, ir visi kiti net pavydėti tokios. Todėl, kad jeigu mums tokia būtų kampanija, mes irgi būtumėm labai ir perkami ir žinomi. Todėl tai yra susiję indai. Tam tikrą prasme galima sakyti, kad taip, lietuvių autoriai kažkuo yra prastesni, ne. Jau yra įrodyta, literatūrologai, dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, lietuvių autoriai rašo ne blogiau už užsienio autorius, atliepia, jeigu taip imti knygos aktualumą, knygos aktualumas irgi rašomos aktualios knygos, tos, kurios neaktualios, nes nebūtinai knyga privalo būti aktuali, rašomos gerai. Mūsų literatūra yra labai aukšto lygio. Kodėl mūsų neskaito? Todėl, kad tiesiog yra per mažai informacijos, yra daug knygų išeinančio ir jos pradingsta. Pradingsta to jūroje, kitą kartą, aišku, ir labai, sakykime, nekokių knygų. Yra daug populiariosios literatūros, tai va. Tai aš sakyčiau taip, kad tam tikrą prasme mes lietuvių autorius per mažai mylime ir jiems per mažai teikiame dėmesio. Gerai, taip. Ačiū labai. Gal Jolantą dabar paprašysim. Ką Tai jūs galvojat? Tikriausiai, Liutaurai, todėl, kad aš skleidžiu tą žinią nemokamai. Tai turbūt todėl. Bet visai neseniai aš dariau laidą apie tai, ar reklama yra visagalė, jeigu kalbam apie knygas. Tai tikrai reklama nėra visagalė, nors Lapas būtent turbūt yra leidykla, kuri labiausiai rūpinasi savo autoriais ir turi geriausią reklaminę kampaniją, kai išeina nauja knyga. Bet klausimas buvo, ar skaito lietuvių literatūrą. Tai aš sakyčiau, čia yra kelios skaitytojų grupės. Tai pirmiausia, tie žmonės, kurie skaito iš reikalo, nes yra būtina, ir tai yra mokiniai. Ir vėlgi čia priklauso nuo mokytojo be galo tiesiog labai daug. Todėl, kad teko man keletą metų tiesiog iš smalsumo keliavau į skirtingas gimnazijas ir klausinėjau vaikų, ką jiems patinka, ar jie mėgsta skaityti, ar jiems patinka ir ką jiems patinka skaityti. Tai vienoje gimnazijoje vaikai man būtent taip ir pasakė, labiausiai ko mes nekenčiam, tai lietuvių literatūros. Bet štai šių metų pavasarį aš buvau gimnazijoje, kurioje dėsto tikrai labai gera literatūros mokytoja. Ir kai jie pradėjo pasakoti, kaip jiems patinka lietuvių literatūra, ir Škėma, ir Mykolaitis Putinas, ir, žodžiu, vienas berniukas pasakė, Dievų miškas yra žiauriai gera knyga, nes yra labai juokinga knyga. Ir tada aš paprašiau, kad mokytojai išeitų ir tada sakau, vaikai, žiūrėkit, mokytojas nėra, tai jau dabar kalbėkime atvirai. Ar jūs tikrai mėgstate lietuvių literatūrą? Ir jie iš tikrųjų pradėjo pasakoti istorijas, kaip jiems mokytoja pateikė tą literatūrą. Taigi mokykloje, aš manau, labai daug priklauso ir nuo mokytojų, ir be abejo apie programas reikėtų dar kartą kalbėti, ką jie skaito, nes daugiausia vaikai pasigenda literatūros, būtent lietuvių literatūros, apie tokiomis temomis, kurios reflektuotų jų gyvenimą, kurios būtų artimos. Ir pažįstu net keletą šiuolaikinių rašytojų, kurie susitikimuose mokykloje
išgirsdavo tokių frazių, kad mes, pirmą kartą taip įdomiai, reiškia, perskaitė prieš tą susitikimą kažkokią knygą ir sako, mes pirmą kartą pajutome, kad ta literatūra lietuvių gali būti įdomi. Tai čia viena dalis ir kita dalis, kuris skaito savo malonumui. Tai čia jau turbūt eitumėm į suaugusiųjų auditoriją ir aš taip kategoriškai nesakyčiau, kad neskaito. Juk pasižiūrėkite, kas buvo su Silva Rerum, kas vyko su Manto Adomėno detektyvais. Tai žmonės, aš kiek žinau, ir bibliotekose laukdavo ir tiesiog dalindavosi tomis knygomis. Tai čia ir pateikimas, ir turbūt dar yra daugybė faktorių, aš nežinau, galbūt jau aš čia nenoriu uzurpuoti laiko, galbūt apie tai šiek tiek ir vėliau pakalbėtumėm, bet aš nebūčiau kategoriška tokia, nes kaip lietuvių kinas grįžta į populiarumo, sakykime, topus, taip manau, kad lietuvių literatūra irgi turi savo skaitytoją. Ačiū. O dabar sakykit, čia lyg taip tokia bręsta idėja, kad gal tos prievartos iš tikrųjų reikėtų kažkiek pradžioje tam, kad jie paskui pradėtų ir skaityti tai, ką jie mėgsta patys. Gal ar gerai, kad mokyklose mes jos verčiam skaityti tam tikrus. Aš ir savo studentų atžvilgiu, aš jiems sakau, kad aš esu cenzorius, aš neleidžiu jums skaityti knygų. Kodėl? Nes aš liepiu skaityti tam tikras knygas, kurias aš liepiu. Ir jeigu jūs skaito tas knygas, kur aš liepiu, 2000 puslapių Hegelio, ne? Jam nelieka laiko skaityti, ką jis tai nori. Mes cenzoriai tam tikrą prasme, bet gal gerąją prasme. Tai vat kaip čia tose mokyklose, kaip čia elgtis? Nes aš galvoju, kad kultūra ne duona, aš tą jau esu ir rašęs, kad kai duonos mažai, tai jos labai, labai prireikia, o kai kultūros mažai, gali būti, kad jos reikia vis mažiau ir mažiau. Gal reikia tą alkį skatinti kažkokiu būdu ir mokyklose iš tikrųjų, gal išplėsti tos sąrašus knygų. Kažkaip aš prisimenu, mano laikais, man rodos, kiekvieną mėnesį reikėdavo perskaityti ir atsiskaityti už tą perskaitimą knygos. Ar tai buvo gerai, nežinau, bet gal visai nieko. Profesoriau, ką jūs galvojate, Rimantas Balsys? Tai jeigu čia dabar pasidalinti tokiais tolimais prisiminimais iš savo ankstyvosios jaunystės, kai aš pirmiausia dar pats buvau moksleivis, o po to jau buvau jaunas mokytojas, tai ko gero nieko naujo toje vietoje nepasakysiu, pasakysiu tik tai, kad nėra geresnio būdo už asmeninį pavyzdį. Arba kitaip tariant, jis yra vienintelis geras būdas. Tai geras mokytojas, geras lituanistas, jis yra aukso vertės. Jisai ir pats skaito, jisai įdomiai perteikia ir mokiniai paskui jį eina. Turi būti vedlys, turi būti asmenybė. Ir tas pats tinka ir su studentija, kai dirbi. Jeigu studentas ar moksleivis sutiko asmenybę, tai jam gyvenime pasisekė. Jo visas gyvenimas gali tekėti paskui jau visai kita vaga, teisinga vaga. O jeigu jisai visą gyvenimą trinsis ir susidurs tik su vidutinybėmis, tai ko gero mes tokį ir turėsim tą žmogų. Greičiausiai jis neišsivers iš šito rūmo. Tai grįžtant vėl prie tų prisiminimų, tai aš turėjau tokią mokytoją, kuri mus gebėjo sudominti, nors buvom pasiutę velniškai, bet mes skaitėm. Gal gerai, sakysit, čia prieš karą, čia seni laikai. Kai buvau jaunas mokytas, lygiai taip pat. Mes nenaudojam vadovėlių pamokose, bet visi mokiniai privalėjo perskaityti knygas. Ir jie skaitė dėl to, kad nežinau, kokiu būdu aš ten juos sudomindavau, bet jie visi skaitė ir mes kalbėdavomės apie tai. Mes galėjom kalbėtis klasėje, galėjom kalbėtis išėję į gamtą ant kelmo susėdę, galėjom kalbėtis pražydus ten pirmom žibutėm, kur nors šlaite susėdę apie tai, ten pat pacituoti, ten pat paskaityti ir panašiai. Tai šitas, mano galva, asmeninis pavyzdys, jisai niekur nedingo. Ir vėliau studijų metais aš turėjau panašių tokių pavyzdžių, kur Puiku. ir nematau geresnio metodo. Puikiai idėja, aš sakyčiau dar, jeigu truputį pasukus šitą idėją, ar tai nereikštų, kad mes, lietuvių rašytojai, turėtumėm skaityti daugiau lietuvių rašytojų ir kalbėti vieni apie kitus ir girti gal vieni kitus, kas nėra labai įprasta beje. Tai žiūrėkite, čia mes galim pritaikyti patarlę apie skęstančius ir jų gelbėjimą.
mano galva, lietuvių rašytojai, jie turėtų dažniau save gelbėti iš balos. Juk prisiminkime vėlgi tos šlovingus laikus, ar ne? Susitikimas su rašytoju buvo kažkas ypatingo, tada netilpdavo į sales. Ir kodėl? Ogi todėl, kad tu galėjai išgirsti kažką tokio, ko tu niekur negalėjai perskaityti, galėjai išgirsti įdomių dalykų. Kur dabar yra bėda? Dabar šitą protingą rašytojo balsą, žinoma, nustelbia gausybė kvailių, kurie taip pat turi galimybę kalbėti ir rašyti. Aš turiu omeny medijas visas. Tu ten dabar, tai sveiko proto žmogus ne visada atsirinksi. O tai jaunas žmogus, kaip jis gali atsirinkti. Nes kalba ir rašo dabar visi, kas tik netingi, tas gali atsidaryti, rašyti, vadinasi, byloj tarsi nuo Sinajaus kalno. Ir tu ten dabar tuos kokius komentarus, kokios nors problemos iškeltos, vaikeli. Tai mano galva reikia eiti labiau į mases, reikia eiti labiau į skaitytoją ir nebijoti pakeliauti po Lietuvą. Pats, man atrodo, čia dabar taip ir darai vis blaškydamasis po Lietuvos kraštus. Bet dėl to sakau, dėl tos idėjos, kad mes vieni kitus labiau remtumėm, vieni kitus skaitytumėm ir, nežinau, gal rašytojai rašytų apie tos rašytojus kitus. Gal tai, tuo savo pavyzdžiu, aš čia tavo idėją sakau, kad savo pavyzdžiu rodyti, nes, tai universitetas pats, profesoriau, mesgi žinom, jeigu profesorius perskaitė 7 knygas, o studentas tik 1, tai gali būti profesorium. Bet jeigu studentas perskaitys 7, tau reiks 14 perskaityti. Jeigu jie perskaitys 14, tau reiks 28. Ir čia yra tokio nesusitarimo. Jūs tik neskaitykite ir aš profesoriausiu irgi nieko neskaitydamas. Tiek neperskaitys, aš pasitikrinau statistiką, žodžiu. Nuo 20 metų iki 25 metų, iki 24 metų krito skaitomumas vienam studentui nuo 6,5 knygos iki 4,3. Per 5 metus, per 2 punktus. Sakė, kad matematikos egzaminas, kaip sakė, anksčiau buvo trikampio plotą apskaičiuoti, paskui stačiakampio, paskui kvadrato plotą, o dabar sakė, užtenka kvadratą nudažyti, tik tai nuspalvinti per egzaminą. Tai jeigu skaitimui pritaikyti šitą principą. Gerai, Linai, tavo eilė. Na, sakyčiau taip, kad profesorius Balsys kaip ir nuvogė tą idėją, kurią norėjau pabrėžti, kad iš tikrųjų reikia vedlio skaitant. Umbertas Eko prieš kokią 20 metų kitą progą, jis kalbėdamas apie internetą, jis pasakė, kad be vedlio tai yra didelis šiukšlynas, be to Virgilijaus, kuris Dantę vedžiotų po šitos ratus, ir lygiai taip pat didelis šiukšlynas yra be vedlio ir knygų pasaulis. Knygų pasaulis kokybiškais, tai, kad jis iš popieriaus, o ne elektromagnetiniai virpesiai, tai nekeičia to, kad vis tiek tai yra žinia, pranešimas, informacija. Tai aš pats pastaruosius keletą metų šiek tiek nustebęs patsai tapau keletų jaunesnių žmonių. Jaunesnių aš turiu omeny ne galiortę galinį suolą, bet maždaug jų tėvus, 40-mečiams, tokiems, kurie savo laiku neskaitė knygų, nes, tiesiog karjera, tai buvo pervartos karta, kai viskas vertėsi kūliais. Ir jiems tas poreikis atsirado jau perkopus 40 metų skaityti. Ir aš matau, kad to paties produkto geriau nepardavinėti visiems, nes yra individualybės, yra asmenybės, vienam taip liaudiškai šnekant geriau sueina viena knyga, kitam geriau sueina kita knyga. Tiesiog tas vedlys, arba šiuo atveju bibliotekininkas, jisai turi būti ir toks, sakyčiau,
silovados, pasaulietinis silovados žmogus, kuris atpažįsta tą jauną žmogų, paprastai jauni ateina, bet nebūtinai ir jauni, tarkim ateitų toks 40-metis, kaip iš mano jaunesnių draugų, tai tiesiog jį reikia nustenuoti, jį reikia atspėti, kas jam tiktų. Ir tada jisai skaitys ir jisai gaus begalę reikalingų dalykų. Su jaunais žmonėms, su jaunaisiais skaitytojais, tai jūs pačios, čia aš matau moteris bibliotekininkės, kaip įprasta, pačios žinot, kad yra amžiaus tarpsnių literatūra. Ir yra mokslinė savoka vokiečių nukalta Bildungsliteratur. Tai tarkim koks nors remarkas, kuris, mes galim truputėlį, taip, tarkim rašantys žmonės, ypač profesionalai, jie gali taip truputėlį atsiliepia, kad čia truputėlį piguvos yra, kad čia, ne pirmoji eilė, taip sakant, rašytojų, ne Borchesas, bet kad skaitytojas atrastų Borchesą, jisai paauglystėje, jisai turi praeiti ten 3 draugus, visą šitą dalyką. Paauglystė. Taip. Tiesiog pagal amžiaus tarpsnius. O šiaip, kadangi šitie laikai irgi yra paskutiniai laikai, tai man atrodo, kad čia galioja bendrasis universalusis principas, kuris buvo apreištime Jonui, taip sakant, įtvirtintas, kad šventieji tegu dar labiau pašventėja, o nedorėliai tegu vykdo savo nedorystės dar labiau. Vienu žodžiu, tam tikra polarizacija. Ir iš tikrųjų mes niekada visuomenį neturėsim taip iš ateities žiūrint. Daugiau 15% plus, minus, bent vieną knygą per metus perskaitančių. 85, kaip neskaitė, taip ir neskaitys. Ir dar turbūt pabaigai, nors profesorius Balsys mane čia iš karto pagaus už faktologijos, Martynas Liuteris per gyvenimą perskaitė berods 6 knygas. Jeigu mes Bibliją už vieną, taip sakant, Biblija reiškia knygą, tai ja. Ir dar kažkurias kitas 5 perskaitė, o parašė apie 20. Tai profesoriau, nebarkit, bet tai vėlgi apie skaitimo kokybę, kad mūsų pokalbis slydo tą kiekybės prasme rodiklių. Tiek knygų ten po kablelio per metus ir panašiai. Tačiau kas perskaičius pasiliko, kas nusėdo, kas pražydo sielai perskaičius. Ir čia, tarkim, draugas Liuteris, ne dėl to, kad aš jį labai mėgčiau, jisai storžievis buvo, taip sakant, bet jeigu jisai perskaitė 6 knygas, sugebėjo, iš tų 6 knygų išaugo 20, vadinasi, tos 6 knygos kažką išjudino jo sielai. Tai vėlgi, man atrodo, ir mes kaip tokie greta knygos esantys žmonės, turėtume pagalvoti ir apie to skaitytojo skaitimo kokybę, kaip jisai skaitys. Nes toks referencas, kad fine, ne fine, šūdas, čia taip, aišku, dažniausiai ypač jauni žmonės taip pat sako, bet nežinau, gal knygų aptarimai galėtų, kokių nors ryškesnių naujienų. Ir paskutinė, taip sakant, remarka prie to paties. Aš džiaugiuosi, kad skaitimo problematikai, knygos problematikai netrūksta Klaipėdos miesto valdžios dėmesio. Taip, bet mes čia vis kalbam apie tos jau skaitančius ir truputį skaitančius, daugiau skaitančius ir dar daugiau skaitančius. Bet ką daryti su tais visai neskaitančiais, aš manau, kad ir tokių yra, ir nepradėjusiai skaityti. Vėlgi, kaip,
sako, buvo kelios bangos, kurios kėlė grėsmę skaitimui. Tai pirmiausia galvoja, kad kino teatrai paverš, visi veršys į kino teatrus ir pradės nebeskaityti. Išaiškėjo, kad kino teatras, toli, tik vakare, reikia pasiruošti, reikia eiti, nenugalėjo. Toliau galvojo, kad televizija irgi sunaikins visus skaitančiosius. Pasirodo, televizija irgi, ypač ta senoji, tik kartais, vėlgi vakare, tik kai ką, ten negali pasirinkti. Ir tada atėjo išmanieji telefonai. Jie visada su mumis, su jumis, jie visada šalia ir ten gali laisviausiai bet ką pasiekti. Tai vat kaip kovoti su šito priešu, gal aš čia be reikalo taip sakau. Nes dar aš tik pabaigsiu, irgi savo užduosiu tą klausimą, ką aš skaitau. Tai daugiausia lietuvių knygų aš esu perskaitęs, būdamas 3 metus prie tos rašytojų sąjungos leidyklos, buvo jaunųjų rašytojų konkursai iki 35 metų. Jeigu tu iki 35 metų, tu duodi savo romaną ir jeigu jis užima pirmą vietą, tavo knygą išleidžia. Tai aš kaip tos komisijos narys kasmet perskaitydavau po 40 romanų per 3 mėnesius reikėdavo perskaityti. Tai toks prievartinis mano skaitimas. Na, o ta idėja čia kelios tokios užmežavo, viena to vedlio idėja, ar reikia to, kuris orientuotų, kuris padėtų susiorientuoti, nes, būkim teisingi, anksčiau mes, nežinau kaip jūs, bet žmonės skaitydavo kritikų straipsnius ir tais kritikais, kuriais pasitikėdavo, jie priimdavo jų nuomonę ir skaitydavo tas knygas, kurias jie rekomenduodavo. Nežinau, ar turi tokį statusą dabar literatūros kritika ir ar turi žmonės, kai jie neturi laiko net skaityti, ar jie turi laiko skaityti kritikos, reiškia ne knygas, o apie knygas. Bet kokia čia mūsų nuomonė ir gal aš čia Eglei šitą adresuočiau, nes jūsgi turit, pavadinkim, žurnalų, tai iš tikrųjų 2 savaitinis ir jūs tikriausiai gaunat tų rankraščių ir jūs ten ir knygas recenzuojate. Ir ką jūs galvojat, ar jūs užsiimat reikalingų, ar reikia jūsų tenai, ar jūsų balsas, taip sakant, į tyruose? Tyrus, aha, mūsų balsas, nežinau, kažkaip šitas ar veikia mikrofonas? Aha. Vėl mes tolstam tada nuo vaikų, jeigu mes nuo jų pradėjom, nes nuo jų prasideda neskaitimas, nes visa kultūrinė spauda, jinai klesti, viskas gerai, yra skaitomos ir tos recenzijos, ir blogosios, ir gerosios, o vedlys, galbūt jau literatūros kritikas, jisai šiek tiek praradęs tą vedlio misiją, nes, nežinau, knygų yra tokia galybė, kad tiesiog kritika nesusitvarko. Tikrai, jie yra nekartą jie nėra mirę, kaip sako, kritika nemirė. Jų yra, bet jie tiesiog neapriepia. Ir dabar, pavyzdžiui, man leidyklos siūlo, ar nesudomintų rašančiųjų žmonių tokia ir tokia knyga. Taip, tam tikrą prasme gal ir sudomintų tą, kuris nerašo gerai, bet gerai rašančių literatūros kritikų yra labai mažai. Ir dažniausiai jie nėra jokie vedliai, jie ką spėja, tą peržvelgia. Stengiasi darbuotis ir Virginija Kulvinskaitė, kažkiek 15 minučių, čia jau aš manau ta platesnė auditorija, ne tik mūsų tas saugus ir gražus kultūrininkų burbulas. Dabar, jeigu moksleiviai sėdi, galbūt jau žino, atsiradus labai, tarp kitko, šauni laida, vadinasi Tekstų pokeris. Ir jie pristatinėja programinę literatūrą. Jie pristatinėja Baltą drobulę, Žemaitę, Šatrijos raganą ir aibę kitų mokyklinės privalomosios literatūros programos autorių, būtent XIX amžiaus pradžia ir, 20 amžiaus pradžia. Ir pristatinėja labai pagauliai, labai interaktyviai, galbūt
tai, ko mes tarsi raukom nosį, o ką čia dabar tą literatūrą, kodėl čia ją reikia dominti. Va taip, reikia dominti, jau dabartinę kartą reikia. Ir ten yra, aišku, ir vedėjas tas jau mūsų populiarusis Pijus Opera ir tikrai skatinu moksleivius pažiūrėti. Gal tikrai nebus ta Žemaitė tokia, regis, kažkokia senamadiška jiem ir nuobodi ir atvers dar kitus truputėlį, nežinau, žiūros taškus. Taip, kad taip, aš palaikau, aišku, vedlio visą tą idėją ir aš pati turėjau puikią literatūros mokytoją, galbūt todėl aš čia dabar sėdžiu, bet ne visiems tai pasiseka gyvenime, tiesiog taip yra. Reikės būtinai pasidomėti to, ką jūs sakot, man čia naujiena, ar tai nėra supaprastinimas toks truputėlį, nes žinot, tose vakaruose yra tas easy reading. Visą laiką sėdi literatūrologas, vienas iš laidos, yra literatūrologas iš Tautosakos instituto, iš tikrai žmonės, kurie neleidžia paprastinti, bet kartu yra labai tikrai įdomios laidos. Aš manau, kad... Tas irgi stiliaus ir pagavumo klausimas, nes aš kiek žinau apie menotyrininkus, apie dailėtyrininkus, tai mano požiūriu jau jie nuėjo į tokias lankas, kad jie rašo vienas kitam. Jau net ne žiūrovams ir net ne dailininkams, bet man toks įspūdis, kad jie vienas kitą bando priblokšti tomis savo tais pristatymais ir savo recenzijomis. Gal literatūroje to nėra tiesiog, kad tiesiog mažai beliko kritikų. Jolanta, norėčiau jūs pakalbinti, ką jūs galvojate apie tą skaitimo, apie tą idėją, kad reikia kažkaip tai gal net versti, priversti, nežinau, kažkaip skatinti žmonės skaityti. Ką čia gali gal radijas, ką nors padaryti? Tai aš pirmiausia tai norėčiau reaguoti į tą jūsų ankstesnį klausimą, ar kritika yra svarbi šiandien. Tai man atrodo yra tikrai svarbi, nes yra daug žmonių, kurie skaito kritinius tekstus, bet pagal visas apklausas, pagal leidyklų duomenis, šiandien pirmoje vietoje yra influenceriai. Ir jeigu yra pasidalinama, sakysim, kažkokia rekomendacija žmonių, kurie turi, sakysim, Lietuvoje 1 milijoną sekėjų, tai šitas duoda didžiausią efektą. Ir dar trumpa replika į vedlį. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus dalykai, kadangi mokytojas tai vienas dalykas, jeigu mokytojų pasitikima, bet mes nekalbam apie tėvus. Todėl, kad jeigu tėvai neskaito ir sako vaikui, tu eik dabar paskaityk, nes reikia paskaityti, nieko nebus. Ir tas asmeninis pavyzdys yra labai labai svarbus. Tai jeigu tėvai skaitantis, tai yra paprasta, tada vedlys atsiranda savaime. Bet dar yra labai svarbu, aš prisimenu mūsų dėstytoją universitete sakydavo, mes galim kiekvienas dėstytojas jums pateikti savo kanoną, aš galiu duoti jums 10 knygų, kurias aš manau, kad verta paskaityti gyvenime. Tai tie 10 rinkimai ir taip toliau, jie taip pat turi labai labai didelę įtaką. O ar versti? Be abejo, švietimas yra susijęs, bet aš tą versti, jisai iškart labai toksai bauginantis žodis. Aš jį visgi keiščiau, kas reikalinga, kas būtina, kad mes susitarėm, kad štai šitie dalykai yra būtini gyvenime, jums reikėtų perskaityti, bet tai nėra prievarta, ta prasme, kad, aš nežinau, ten jau dabar tašau kuolą ant galvos. Ir nes prievarta vaikams šiandieniniams yra labai labai baisus dalykas. Betgi vėl, mes dabar kalbam kažkaip daugiau apie vaikus, bet jeigu mes kalbam apie suaugusius, tai daugybė duomenų, Eurostatas, PISA, įvairiausi Lietuvos kultūros instituto tyrimai rodo, kad prastėja suaugusių skaitymo įpročiai. Ir vienas iš dalykų, Liutaurai, jūs minėjote tą skaitmeninių technologijų pavojų, bet kaip jo pasekmė yra dėmesio koncentracijos stoka. Ir tai kalba ne tik vaikai. Vaikai apskritai turi labai padidintą tokį judrumą, jau fragmentavimą dėmesio. Bet ir suaugę lygiai tą patį sako, aš anksčiau skaitydavau ten po 300-400 puslapių knygą, dabar man darosi sunku. Ir tai sako humanitarai, tai sako žmonės skaitantis. Tai aš nežinau, ar čia tinka ta kova,
Bet kaip sudominti, kaip patraukti, čia yra visiškai, aš sakyčiau, atskira, galbūt didelė ir labai svarbi tema, nes vieną kartą man vienas muzikantas pasakė, kad leidykla man paskambino ir sako, gal tu galėtum nuvažiuoti kartu į knygos pristatymą. Sako, nebus taip nuobodu. Tai štai vat, ką padaryti, kad tas knygos pristatymas, susitikimas su rašytoju, apie ką kalbėti, kaip pristatyti, tai man atrodo, čia reikėtų pergalvoti, nes žiniasklaida tą gali. Bet jūs, vat, Liutaurai, sakot, ką radijas gali. Taip, bet šiandien radijas yra ir vizualus, ir tekstualus. Mes einam į tokį medijų miksą tam tikrą. Tai taip, kad ką žmonės kartais klauso po valandą, tai nebūtinai klausys per radiją, bet turbūt labai svarbus dalykas, kad tai būtų įdomu konkrečiam žmogui, ką jūs ir kalbėjot prieš tai kažkuris iš pašnekovų, kad taip, tu turi sudominti. Bibliotekininkas, tėtis, nežinau, mama ar mokytojas, bet turi būti kabliukas, už kurio žmogus užsikabina. Ačiū. Man patiko ta idėja apie influencerius, aš čia truputį sušaržuosiu, bet jeigu, tarkim, ar tai reikštų, kad per koncertą Žalgirio arenoje, Skesika Džai, kaip aš ją vadinu, pasakytų, kad savo 10 arba 5 knygų ir sakytų, kad turit būtinai perskaityti, ar pultų visi skaityti. Čia... Rimtai? Žinot, aš sakyčiau, kad nepultų gal visi skaityti, bet jeigu jinai kur nors pasakytų, aišku, koncertas gal ne ta vieta, bet jeigu jinai kažkur parašytų ar pasakytų, kad žiūrėkit, skaičiau tokią knygą, aš nebejoju, kad pirkimai ar skaitimai šoktų į viršų. Taip, bet ir jūsų ta idėja man irgi atrodo labai svarbi, kad tie neskaitantys žmonės po truputį praranda galimybę verbalizuoti. Aš pats žinau, kad su mokiniais, kai dirbu, 16 žodžių sakinio žmonės parašyti jau nebegali. Nes ten per daug aplinkybių, papildinių, visokių 6 žodžiai, 7 žodžiai. Aš kaip rimuojantis poetas žinau, kad beveik rimuoti nėra prasmės, nes jeigu eilutė ilgesnė, o tu rimuoji AC, BD, pirmą su trečia, kai jie girdi trečią eilutę, jie pirmą būna pamiršę. Tai kad jie pastebėtų, kad ten rimuojasi paskutinis žodis, jau faktiškai kai kurie net nebepastebi šito. Tik aš sakau, kad ir jie, kadangi formuluot nemoka, tai aš dar tikiu, kad mes, tos kitos kartos vyresnės, gal mes galėsim turėti duonos kada nors, nes mes mokėsim dirbtiniam intelektui promptus rašyti, nes jie nebesugebės rašyti prompto gero, nes, kai žinot, dirbtiniam intelektui, norint, kad jis parašytų, nežinau, sako, apsakymą, norint, kad jis parašytų 10 000, reikia įvesti promptą 20 000 žodžių. Tai nebebus žmonių ir mes iš to turbūt gyvensim senatvėje, kad leisim jaunimui susikalbėti su dirbtiniu intelektu. Čia aš, aišku, žinoma, šaržuoju. Profesoriau, jūs norėjot kažką pasakyti? Aš savo netiduosiu, nes man reikia valdymui. Netidu. Mums liko 35 minutės, noriu pasakyti, kad lygiai 18:30 atsistoju aš ir išeinu, kaip noriu. Būtinai, mes pasiliksim. Tai va. Bet šitą kilo daug minčių. Tai iš tų minčių, žinote, daugumas čia šneka apie tai, kaip čia dabar yra blogai, kaip čia tas jaunimas nemoka rimuoti, ir ten ta dirbtinis intelektas. O žinote, ką sakė Konfucijus, kai ateina permainų vėjai, reikia statyti vėjo malūnus, o ne užtvaros nuo vėjo. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, pagalvokite, kolegos. Skaitimas visada buvo elito užsiėmimas. Aš čia žiūriu kaip istorikas, tarkime, iki pat Gutenbergo laikų skaitimas tai buvo vienuolių ir universitetų studentų. Studentai labiau ten muždavosi ir gerdavo, atvirai šnekant, jeigu pažiūrėsime Paryžiaus studento aprašymus, iki gutenbergiškus profesorių, kurie tai jų užsiėmimas. Po Gutenbergo tai, didėjant knygų spausdinimu, tai yra turtingo elito užsiėmimas, ypač ten prancūzų, paskui ten knygų spausdinimai padidėjo, bet vėlgi tai elito dalykas. Nei valstiečiai, nei iš valstiečių šie darbininkai skaityti nemoka ir to ir nereikia. Dabar gali įsivaizduoti, Taurą, jeigu pakviestum automobilio suremontuotų, tau čia, žinai, vietoj to, kad remontuotų, Nyčę pradėtų cituoti. Ką tu sakytum? Arba ten kas nors, aš pakviečiau žmogų nudažyti, čia man nesiaiškina. Taip, kad aš galvoju, kad nebūtina, kad visi jau
Svarbu, kad žinoma mokėtų skaityti ir rašyti, bet kad knygas skaitytų, nebūtina. Tai vienas yra momentas. Kitas dalykas, ką noriu pasakyti, iš tiesų, autoriteto galia yra labai svarbi. Teisingai pasakė profesorius Balsys, bet atleiskit, Jessica Šai, gal dar Selo paklauskim, kokias jis knygas skaito. Geriau neklauskim, šitų neklauskim. Man teko tikrai garbė ir galimybė, trumpai gana, bet susipažinti, vienoje tokioje, Kaliningrade buvo tada toksai renginys, rusų organizuotas iš viršaus, bet buvo Kšištofas Zanussi. Kšištofas Zanussi iš tiesų didžiausias intelektualas, puikiai kalbantis rusiškai. Atrodo, planuota buvo paskirti pasiuntinį net į Maskvą. Tai kažkaip tai prie vyno taurės, didžiulė kompanija sėdėjom, žinoma, mes ten klausėm ir viską. Ir apie knygas kaip tik šnekėjom, jisai paprastai sakė, sako, kai aš noriu dekoruoti savo ten kambarį arba savo tą namą, kuris ten milžiniškas, ten fantastiškas, ten jis jau tai jau estetas, tai sako, aš kviečiu specialistą. Tai kai klausite, kokias knygas skaityti, kvieskite specialistą, kvieskite žmogų, kuris galės jums pasakyti. Ir priedo knygų, ten tasai sudarimas, kurias must read, čia irgi yra teisingai, kažkada irgi lenkų kalba dar studijų laikais skaičiau, ten 100 įtakingiausių pasaulio knygų. Žinokit, buvo labai įdomu ir paskui jau stengiausi tuo kanonu bandyti sekti. Ne viskas tu gausi, ne visą perskaitysi, bet tai yra svarbu. Tai ką aš noriu konstatuoti, yra tam tikras elitas, kuris skaito, tas gerasis knygas aukštasis, yra tas, kuris ten skaito visokius niekus, yra tas, kuris skaito manual, ten kaip suremontuoti tai ir tai. Nesiūlyčiau visiems skaityti, priešingų atveju nevelnių čia nesigaus. Nesutikčiau su jumis, kad taip totaliai visais laikais skaitė tik tai elitas, tik tai aristokratai. Maros apšvietos amžiaus tai buvo kaip tik toks amžius, kaip knygų spausdinimas, specialiai minkštais viršeliais, specialiai papigintos knygos. Ir daugelis žmonių iš tikrųjų skaitė. Aš manau, kad dabar mes turim blogesnę situaciją. Daug mažiau žmonių skaito. Ir va ta karta, sakau, savo knygą, paskutinę romaną norėjau, prašiau, kad uždėtų, sėdi čia leidėjas mano, kad N40 uždėtų, nes iki 40... Ar žinai, kas buvo nusikaltėlis? Toks Johnsonas, kuris išleido romaną Pamela apie meilės nuotykius, ir prasidėjo. Einam dabar pasižiūrėsim. Pamatysi, kiek užversta visokių meilės nuotykių. Visą tai reikia sudeginti. Gerai, gal dabar mes dar taip, Nijolė. Gerai, man irgi čia tiek visokiausių minčių kilo. Aš irgi dėl to skaitimo ir dėl tų, ar dažytojas turėtų skaityti, tai aš vis dėlto tikrai esu įsitikinusi, kad kultūra niekam nepakenkė dar ir dar esu tai pajutusi, nes kai dirbau proftechninėje mokykloje, autošaltkalvių remontininkų grupę turėjau tokią. 41 milžiniški vaikinai ir aš juos kažkaip tai vesdavausi į teatrą, sakydavau, aš einu į spektaklį, kas nori su manim. Ir eidavo kokie 6 žmonės, kažkaip tai jie pradėjo eiti. Ir žinokit, praėjo kažkiek laiko ir kažkaip aš ten po to tuos vaikus auginau ir vieną kartą ir į teatrą kažkaip nelabai nueidavau. Ir atsimenu, mano tą mašiną remontavo mano tas vienas mokinys ir jis manęs klausė, o buvote tam ir tam spektaklį? Sakau, ne. O anam? Ne. Ir man buvo tokia gėda. Iš tikrųjų, bet aš taip džiaugiuosi, kad iš tikrųjų, kad jie vaikšto. Ir dabar dar daugiau man dar kilo minčių, dar tas apie tą vertimą. Aš atsimenu vaikystėje, kad manęs niekas nevertė skaityti, bet kadangi turbūt aš augau viena ir aš skaitydavau, prisineždavau tų knygų vaikystėje ir skaitydavau, kaip ir Lina sakė, gal iš tų šiukšlių, nežinau, aš skaitydavau, bet aš supratau, dabar tik tai supratau, kad tai kartu yra įrašymas, nes tu skaitydamas kuriesi savo pasaulį, tiek vaizdinių, tiek charakterių, viską tu ten kuri. Ir dabar, jeigu žmogus neskaito, tai jis to ir kažkaip neturi. O mes suprantame galbūt kaip tik tą pasaulį per tą, gal ir per tą, per tą rašymą. Bent jau aš dabar, kai rašau, tai aš ir siūlyčiau taip pat rašyti. Irgi dabar dar vienas dalykas. Dabar dirbu kitoje mokykloje. Ir
na, kadangi esu rašytoja, tai labai juos kankinu. Ir jau jie sako, ir mes vėl rašysime kažką. Nu, ir taip. Ir dabar, pavyzdžiui, mes skaitome giesmių giesmę karaliaus Saliamono. Ir ten, nu kaip, kokia tu graži mano mylimoja, kokia nuostabi, tavo akis kaip dvi balandės pridengto šydų, tavo dantis kaip nukirpta avelių banda po maudynės. Jėzau, kas čia dabar per avelių bandos dantis. Ir dabar sakiau jiem, na, parašyti, pavyzdžiui, šiais laikais, kaip jie rašytų, na, šiais laikais apie meilę, su kuo lygintų tuos dantis, akis, ausis ir taip toliau. Ir tai yra labai įdomu, ką būtent tas vaikas, jis visai kitaip mato jau. Ir tai yra irgi kūryba. Gal aš jau per daug, kam kitam per daug. Aš dar tik tai replikėlę į tavo pasakymą. Rašymas gal iš tikrųjų galėtų būti kelias į skaitimą. Nežinau, ką jūs galvojat, ponai rašytojai, apie rašymo kokius nors, nu, nevadinkim kursus, bet kažkokius bandymus žmonės, nu, pakviesti kartu rašyti. Kodėl, man atrodo, rašymas yra svarbus, nes jis labai gražiai, man atrodo, iliustruoja vieną procesą. Kas yra rašymas? Rašymas tai yra išgalvojimas, aš taip sakau, nes tu iš galvos ištrauki dalykus, kurie yra galvoj, ir kad kiti pamatytų, tu turi suteikti jiems materialų pavydalą. Kas tavo galvoj, niekas negali pasiekti. Reiškia, vienintelis būdas parodyti kitam, kas tavo galvoj, ištraukti ir suteikti tam, nu, va, tam mišiniui, tam minčių kažkokiam konglomeratui prieinamą materialų pavydalą. Bet šito reikia net kalbant su žmogum. Tie, kurie kalbasi, ką jie daro, jie traukia iš galvos ir rodo kitam, kas jo galvoje. Aš ypatingai sakau apie fotografus kalbu, kad tai vienintelis būdas, kuris atskiria fotografą, menininką nuo fotografuotojo, tai yra tai, kad jis savo fotografijoje rodo ne tai, ką jis pamatė per langą, o kaip jis pamatė. Jis rodo savo galvą žiūrinčią į pasaulį, nes jeigu jis rodo man tik tai pasaulį, aš ir be jo galiu pasaulį pamatyti. Jeigu jis man rodo kalnus, tegu rodo, ką nori. Ką jis pamatė, kas vyko jo galvoj tuo metu, kai žiūrėjo į kalną. Tai sakau, gal rašymas irgi galėtų būti va, toks pasiūlymas žmogui išgalvoti, traukti iš galvos ir rodyti kitiems. Nes mes vienintelis, man atrodo, dalykas, kuo mes užsiimam. Bet jeigu norim, jeigu kalbam, jeigu rašom, nežinau, jeigu tapom, mes rodom, kas mūsų galvoj, o kitiems gal tai nerūpi ir nereikalinga, nežinau, gal rašymas galėtų juos paskatinti. Taip, tai aš norėčiau visus sugrąžinti iš kalėjimų ir netgi iš filosofijos į žemę. Tai kaip aš manau, kad mums yra visiems viskas gerai, vyresniem irgi gerai, vis dėlto turim kalbėti apie jaunimą. Ir būsimą rašytojų kartą netgi. Netgi dabartiniai rašantis jauni žmonės neskaito lietuviškai knygų. Ką jie skaito? Jie skaito angliškas knygas. Ir jie nori rašyti. Instrukcijos angliškos. Taip, tai aš kelčiau klausimą netgi ne kaip skatinti vardan skatinimo, o kaip skatinti vardan literatūros būsimosios. Nes jeigu mes norime išlaikyti lietuvišką literatūrą, mes turėsim turėti lietuviškai rašančių rašytojų. Aš visada sakau, kad tai yra didelis pavojus, net pradėjau jaudintis todėl, kad aš gaunu tekstus, kuriuos kitą kartą skaitau taip, perskaitau, nieko nesuprantu, išsiverčiu į anglų, tada suprantu idiomas, ką norėta pasakyti. Tai yra tikrai didelė problema. Ir tie žmonės, jie yra talentingi tam tikrą prasme, jie puikiai konstruoja siužetą, jie tiesiog yra talentingi rašytojai, bet jie nėra nei anglų kalbą rašantis, nei lietuvių. Tai yra ir baisiausia, kad tas jaunas žmogus, jis turi talentą, bet jis skaito angliškas knygas. Ir tai yra baisu. Ir aš manau, kad ir bibliotekos darbuotojai turėtų būtent dar ir vardan to, pajutę, kad atėjo talentingas žmogus, kuris galbūt ir kažką pats nori rašyti. Taip, reikia tiesiog įdirbio, žodyno, tam tikrų konstruktų, kad tu po to jau galėtum ant šitos bazės statyti savo, kaip ant pamatų statyti savo namą, savo kūrinius.
Todėl taip, šiuo atveju aš manyčiau, kad tai yra, kad būtent tai irgi yra problema. Ne tik va dabar, kad kažkas neskaito ir beje, noriu griauti mitą, aš skaitanti, vyras skaitantis, aš turiu 3 vaikus. Paklauskit manęs, ar mano nors vienas vaikas skaito. Aš dariau viską, skaičiau jiems nuo mažens knygas. Aš pinigus mokėjau už tai, kad skaitytų. Taip, aš terorizavau, aš dirbau, kol galų gale aš nuleidau rankas ir sakau, na ir gal kaip profesorius sako, gal tikrai tam tikras procentas jis neskaito, gal mano vaikai nebus humanitarais, nors dukra įstojo filologiją ir šiaip taip gal ten bandys kažkaip. Tai va, tiesiog. Puikiai. Mes irgi čia truputį turim tokį, aš toj pat, kognityvinį disonansą, nes mes visi skaitantis ir manom, kad ir jūs skaitantis, ir skaitantis kalba su skaitančiais. Čia truputį panašu į, kai sako, kad gerti negerai, kad antialkoholinė propaganda per televiziją, girtokliai nežiūri televizoriaus, tikri girtokliai. Ir kalbėti jiems, kad nereikia gerti, neverta. Taip ir mes čia vieni kitus įtikinėti, galime įtikinėti kiek norim, bet žiūrėkit, mes jau po truputį perėjom, ir Eglė, man atrodo, pasakė tą idėją. Gal mes galim ką nors bibliotekoms patarti, jeigu jau atsidūrėm bibliotekoje, gal kokių konkrečių patarimų. Aš tai čia tokį buvau sugalvojęs, kad 10-ukus jie kai daro savo, nieks nepatikrins, koks ten iš tikrųjų 10-ukas. Sudėkit knygas lietuviškas ir net ne tas, kurių neskaito niekas. Niekas nepatikrins, o atėjęs pamatys, kad 3 vietoj įgrebs tą knygą, nors ta knyga 28 vietoj, nieks jos atsivertęs niekada nebuvo. Vat mano toks pasiūlymas, toks klasta įveikti. Ne, bet gal rimtesnių turim kažkokių pasiūlymų. Aha, dar profesorius norėjo dabar. Aš noriu porą sakinių pasakyti ir apversti diskusiją truputėlį aukštyn kojomis. Mes dabar užsipuolėm jaunąją kartą, kad jie neskaito. Ir gal tai yra tiesa, arba skaito mažiau negu skaitė mūsų karta. Bet jeigu jie neskaito, tai ar ne mūsų čia sėdinčių yra didžioji kaltė ir didžiosios dalies kaltė. Ar nereikėtų tos kaltės bent jau dalintis pusiau su tais neskaitančiais. Aš kalbu apie platų nūn Lietuvoje nebeatstovavimą humanitariniuose moksluose. Visuomenė nebeatstovauja savęs humanitariniuose moksluose tinkamai. Mes turime kyšančius kur ne kur pavienius žmonelius ir tai yra labai liūdna. Atstovauja, tai ką tu turiu omeny? Aš turiu omeny viską, pradedant nuo lituanistų, kurie neateina į universitetą studijuoti lituanistų. O jeigu ateina, tai jie ateina tokie, kad iš negyvo reikia daryti gyvą, tai tas kartais padarytas gyvas, kartais pusgyvis išeina toliau į mokyklą dirbti, jisai toliau gamina, vadinasi, leisgyvius ir šitai pratas, jis jau yra apsisukęs ir jau kokius 2 kartus, kadangi jau seniai gyvenu ir seniai dirbu, tai iš tikrųjų matom tą tendenciją visą laiką blogėjančią. Tai apskritai humanitariniuose visose srityse, jeigu tai pažiūrėti, mes esam smarkiai praradę ir smarkiai nukraujavę. Paimkime dvasininkų luomą. Paimkime, kiek buvo tada rašančių, kalbančių apie tai ir ką mes galime girdėti šiandien. Ir tu turiu omeny viešai besireiškinčių? Taip, viešai besireiškinčių. Ne tų, apie kuriuos čia pasakė, influenceriai, Dieve tu šventas, tai jau geriau, tegu jie to 10-uką savo tikrai nesako, arba tie, kurie ten kartais į kokią nors sceną išlipa, o išlipa dažnai ir televizija, ir nacionalinė televizija. Jie mūsų 10-ukus, mes jiems pakišim, sumokėsim. Tai čia jau kitas dalykas. Tai va, daugelį sričių mes esame praradę ir pažiūrėkite dabar netgi ir nacionalinę mūsų televiziją, jeigu mes žiūrime, aš matau ten nesužalotų intelektų veidų krūvą, kurie yra tie patys ir jie iš vienos laidos keliauja į kitą. Tai yra didelė bėda. Tu žiūri vieną televiziją, yra 20. Ten dar daugiau jų. Jo, bet mes vėl čia kalbam, sakau, tiems, kurie turbūt mums ir pritarė ir
Ir čia, kaip žinai, tai, tokius dalykus sakyti, tai kaip sakyti, ir vėl atėjusiems, ateini į auditoriją ir pradedi aiškinti, ir vėl tie neatėjo. Kam kalbi? Atėjusiems, reiškia, o tu neatėjusių negali pasiekti. Ar Linai dar norėjai kažkokią, Linas iš pradžių norėjo, tada Jolanta? Aš tiesiog tokį prašymą turėčiau, pasiūlymą, prašymą bibliotekininkams. Vis tiek jūsų Lietuvoje yra apie 800. Tik tai? Gal daugiau. Bibliotekų. O dirbančių, tai kokie 6000 iš viso? O, nuostabu. Būtų puiku, jeigu, tarkim, knygų naujienų reitingą stelbtų savo reitingą, stelbtų bibliotekininkai. Nes dabar rinka iškreipia, informaciją iškreipia rinkos pinigai. Jeigu kuri nors leidykla gali daug mesti į savo išleistos knygos reklamą ir ten užsakinėti ir recenzijas palankės ir panašius dalykus, tai mes nematom tokio kaip čia objektyvesnio vaizdo. Ir jeigu jūs, nežinau, savo bendrajam Lietuvos čate, jeigu toks yra bendroji svetainiai, arba tiesiog suorganizuotumėt 10 geriausių šių metų lietuviškų knygų, 10 geriausių verstinių, tai aš matyčiau tam tikrą... Pagal skaitomumą ar... Ne, tiesiog gavom naujų knygų, perskaitėm. Aišku, vienas žmogus skaitys vieną, kitas kitą, tačiau per didelį skaičių, per 4-ženklį skaičių, tiesiog ta paklaida jau nebetaps svarbi. Ir tada bus niveliuota pinigų įtaka tose dalykuose. Nes tie dalykai taip pat, kaip čia pasakius, jie ir atgraso nuo skaitymą. Jeigu tu plačiai išdirbtą knygą, išreklamuotą knygą paimi, perskaitai ir tau jinai vidutinė pasirodo, iš tikrųjų objektyviai vidutinė yra, tai kam tada skaityti? Vadinasi, jeigu net geriausios knygos tokios, tai kokios yra mažiau geros knygos. Bet ir tai, kad tu kalbi nedaro Klaipėdoje, aš nežinau kaip kitose rajonuose, tas knygos geriausios rinkimas, tai man atrodo, čia yra puikus dalykas. Tos knygos praeina visos, kiekvieną iš tų knygų pristato. Liutaurai miestų mastu taip. Mes savo prūdę mes gerai sustvarkom, bet jeigu tai išplėsti į tiesiog visą šalies mastu. Jolanta, gal jūs kokią replikėlę į mūsų... Aš dabar nežinau, į kurį dabar čia klausimą sakyti. Klausėt, ką bibliotekininkams galima pasakyti. Tai aš sakyčiau, kad kas neskaito, tas biblioteka ir neis be abejo. Tai čia bibliotekininkams jau savaime tenka dirbti su vaikais arba suaugusiais, kurie skaito. Radijas galėtų paraginti eiti visus į bibliotekas, aš dabar ieškau, užtarėjau. Tarp kita ko, kažkada teko man būti komandiruotai Žagarėje ir mes užėjome į biblioteką, kur buvo pilno vaikų. Ir aš bibliotekininkas tada klausiu, sakau, kas čia pas jūs atsitiko, kodėl tiek daug vaikų? Sako, todėl, kad čia yra keletas kompiuterių, kur jie gali naudotis, bet kadangi jie visi netelpa prie tų kelių kompiuterių, tai tada, sako, mes surandam knygas, yra toks kampelis su staliukais ir kėdutė, ir jie ten skaito, ta prasme, mokyklinukai be abejo. Tai galbūt vėlgi išeitis tokia, kad gera vieta, kur smagu ateiti, ne tik dėl kompiuterio, o po to ir dėl knygų. Bet aš šiek tiek vis tiek norėčiau sureaguoti į tą influencerių terminą, kuris matau, kad labai rezonavo. Bet aš noriu tik pasakyti, kad gyvenimas už lango eina toliau. Ir mes galime sakyti, kad yra kažkoks, nežinau, elito burbulas, Vilniaus burbulas, dar kažkokie burbulai. Tai tie burbulai yra, buvo ir bus. Bet jeigu mes kalbam apie skaitymą kaip kuo platesnės auditorijos ar skaitytojų rato pritraukimą,
Tai vat štai mes juk negalime pasakyti, o kokiągi knygą pasiūlytų Jessica Shy. Dabar taip labai pasakyta kategoriškai, geriau jau jos ir neklausti. Bet juk mes nežinome, ar jinai yra žmogus skaitantis, ar intelektualus, ar ne. Tai, kad ji dainuoja, dar tikrai nieko nepasako apie žmogų. Tai taip, kad vėlgi duosiu pavyzdį Dovilės Filmanavičiūtės. Man viena leidėja sakė, jeigu mes atiduodame knygą ir Dovilė Filmanavičiūtė pasako apie ją gerus žodžius, mes sako, akivaizdžiai matome, kas vyksta. Tai be abejo, šitos dalykus galima atmesti ir sakyti, nu tai nėra svarbu. Bet gyvenimas eina toliau, kaip ir sakiau, ir esminis dalykas tai, kad keičiasi, apskritai įpročiai žmonių, laisvalaikio įpročiai. Galbūt kažkada, kai žmonės neturėjo daug pramogų, tai taip, knyga buvo viena iš pramogų. Ir iš tikrųjų šiandien vienas iš argumentų, pavyzdžiui, kodėl žmonės skaito knygą, tai yra pramoga. Ir pavyzdžiui, kodėl fantasy detektyvai yra populiarūs, tai yra atsijungimas nuo tam tikros, galbūt, nežinau, problematikos, nuo kasdienybės. Ir tai yra labai, sakyčiau, irgi neblogai, nes, pavyzdžiui, kartą man teko kalbėti su IT tokios gal labai garsios firmos jaunaisiais specialistais, kurie yra gyvenime labai daug pasiekę. Ir sakė, mes savo kūrybiškumą vystome arba tobuliname skaitydami fantasy literatūrą. Tai taip, kad man atrodo, šiek tiek reikėtų žvelgti plačiau į gyvenimą, kuris iš tikrųjų keičiasi. Yra daugybė būdų, juos gal tiesiog reiktų išnaudoti. Ačiū. Man tai sakau, bet ir klausant jūsų, ir aš šiaip visą laiką galvoju, ar neatsitiko taip, kad mes pražiopsojom ištisą kartą, o gal ir 2 kartas, kažkokiu būdu nepasiūlė jiems, kad knyga yra būdas pereiti į virtualią realybę. Jiegi dabar išėjo į tas virtualias realybės, bet kompiuterinės. Jeigu jie būtų pradėję skaityti, ar mes būtumėm ką nors darę, gal jie būtų supratę, kad knyga yra būdas apsigyventi, sukurti savo ten realybę iš tikrųjų. Lyginant galų galę, tai primityviai pasakysiu, knygą su filmu. Tai filme jau tau herojus paduotas, jau mėlynakis, jau blondinas, jau šitaip apsirengęs, o knygą skaitydamas tu pats gali, nežinau, akis, ką tik nori sugalvoti. Ir ten vaizduotėjai, man atrodo, ir tam gyvenimui virtualioj tikroviai knygoje yra daugiau galimybių negu vaizde. Vaizdas visada konkretesnis už žodį. Tai čia aš savo, taip sakant, trigrašį. Bet aš dabar labai atsiprašydamas mūsų visų čia sėdinčių šiapus, aš manau, kad turiu suteikti žodį kam nors ir sėdinčių, lyg ir kitoj pusėje, bet toj pačioj. Taip, apie Klaipėdos knygą. Lietuvos knygų kontekstą, ar ne, rinkimų ir viską. Gal norėčiau jūsų nuomonės. O tai Klaipėdos rašytojų sąjungos pirmininkė. Kuria prasme, kaip Klaipėdos knyga šiaip jau klaipėdiečių rašytojų? Aš tai labai myliu mūsų iš tikrųjų būtent Klaipėdos rašytojus ir tikrai labai įdomių, ypač pastaraisiais metais, tikrai paskutiniais metais pasirodė ir Ritos Latvėnaitės Kairienės ta Žalia varė ir dabar tas, kaip ten ta skęstanti bohema, Sondros jo. Yra tokių tikrai labai įdomių knygų ir jos... aš ne visas dar ir perskaičiau, ir Liutauro išėjus yra knyga. Bet aš norėjau dar ką pasakyti, kad iš tikrųjų tai šita biblioteka tikrai daug daro ir netgi kažkaip tokių įdomių dalykų. Aš atsimenu, kad vieną kartą Immanuelis Kantas yra toks ansamblis, kuris Giruliuose koncertavo. Labai įdomus jaunimas moksleivyje tada dar buvo ir jie ten... Vaikinai suknelėm apsirengė, kai kurie labai įdomus, bet kai jie pradėjo pasakoti iš tikrųjų, ką jie skaitė, aš dar tokio apsiskaičiusio jaunimo nesu mačius tikrai. Jie ten skaitė ir Freudą, ir visus, sakė, aš nieko nesupratau, bet visą perskaičiau ir kažkas ten turbūt vis tiek liks. Tai tikrai jie buvo labai tokie ypatingi, tai man atrodo, kad gal reikia sukurti. Aš atsimenu, kaip mes mokykloje dar, mūsų buvo tokia snobų klasė, mes kažkaip landžiodavom į spektaklius, taip be pinigų stengdavomės, nes niekas mums jų neduodavo įlysti. Ir kažkaip tai,
na, vat ir po to kalbėdavomės, ką mes ten matėm ir kaip mes eidavom į vargonų koncertus, kur turbūt irgi ten nieko nesuprasdavom tada, kokie ten aštuntokai būdami, bet kažkaip vat apie tai kalbėjom ir tai davė savo kažkokį tokį, na, tokią aurą, kad mums reikia, pavyzdžiui, tikrai skaitėm Prustą, irgi nelabai ten daug kas suprasdami tuomet, bet, nu, kažkas, nu, va, turi būti kažkokia aura, kad kažkas paskleistų, o tai yra tikrai labai, na, nežinau, tokį, va, snobiško, nu, man taip toks norėtųsi tokios auros, į kurią visi norėtų eiti. Mikrofoną, taip, paskui negali valdyti situacijos. Jo, bet aš tik tai tą klausimą norėčiau taip pakreipti. Ar klaipėdietiška knyga turi būti apie Klaipėdą būtinai? Apie žuvėdras ir laivus? Labai abejoju. Aš savo čia knygą norėčiau pareikalauti. Tai aš Klaipėdoje atsidūriau, nu, aš visada čia būdavau turistas. Turisto akimis. Ir dabar aš, nežinau, aš pasidūriau tokiam mieste, man jis klaikokas. Man čia kažkoks labai keistas, nu, toks, visų pirma, jis baisiai tuščias. Gal šeštadieniais, sekmadieniais ne, bet jūs dabar nueikit į centrą ir ką pamatysit, tuščios gatvės. Nueikit pajūrį, visi klaipėdiečiai pajūrį. Ne, nu gerai, aš tik tai, taip, nu gal ir skaito, bet sakau, tas toks, reiškia, visiškai keisto, iškritusio iš laiko ir erdvės, va, tas suvokimas šito miesto, man jis baisiausiai keistas, gal dėl to, kad tai vienintelis rimtas uostamiestis mūsų ir kad čia visi ir Latvija, ir Estai, taigi sostinės prie jūros pasidarė, o mes kažkaip nugrūdom visiškai kažkur kitur. Jūs norit, gerai, prašau. Aš apie influencerius noriu pasakyti. Aš ir Klaipėdos dramos teatro esu. Tai yra laikotarpis pas mus teatre, kai mes prisikvietę garsių režisierių prisistatėm krūvą gerų spektaklių. Bet Klaipėda miestas nėra pats didžiausias ir būna taip, kad geriems spektakliams 10-12 spektaklių ir žiūrovų pradeda mažėti. Ir staiga pasirodė, atvyko pas mus Andrius Tapinas. Pažiūrėjo spektaklį ir pasakė, kad šiandien aš mačiau spektaklį, kuris yra turbūt geriausia, ką aš esu matęs gyvenime. Ir tai įvyko Klaipėdos teatre. Ne, jisai nieko. Jis tiesiog atvyko, jis domėjosi. Tai buvo spektaklis apie Karavadžą ir jis, kadangi Karavadžą domėjosi, jis pažiūrėjo. Ir parašė tik tai tiek, paklausė mūsų merginų, kada dar bus ten administratorių, kada bus kitas spektaklis. Šitas, vat, pasakė, kad už poros mėnesių ir jis parašė kitas spektaklis už poros mėnesių šitą. Ir ką jūs manot, nuo pasirodymo jo žinutės per 1,5 valandos buvo išpirkti visi bilietai. Na, mes pasinaudojom progą, paskelbėm, kad kitą dieną dar tas spektaklis. Per 2 valandas buvo išpirkti visi bilietai ir galų galės turėjom skelbti 3 spektaklį. O dabar situacija tokia, kad ne tik į šitą spektaklį, bet ir į kitus kokybiškus mūsų spektaklius atvažiuoja iš Vilniaus, iš Kauno žmonės. Sakysim, šeštadienį spektaklyje, kur buvo ir Linas Poška, dauguma buvo kauniečiai. Ir sekmadienį. Tai aš kalbu apie influencerius. Jeigu influenceris turi skonį ir turi, tai yra didžiulė jėga. Grįžtant prie mūsų temos, gal ir knygų pristatymai galėtų būti kažkokie truputį teatralizuoti. Nes ar jums netrodo, kad tie pristatymai pasidarė, truputį nuobodokie ir tokie patys, ypač dar jeigu... O
Va. Ir žinot, kur aš įsivaizduoju dar vietą, kokią, kur knygų pristatymas būtų gerai? Teatre. Ir užuolaida. Va, tai pasvajokim apie tokius dalykus. Tegu bibliotekos taupo pinigus tokiems. Geriau vienas geras pristatymas negu 10 nuobodžių. Tai aš labai jums dėkingas, bet turiu laikyti savo žodžio. 18:31. Ačiū, kad atėjot. Ačiū, kad buvot ir dar gal susitiksim ir skaitysim ir pasikalbėsim.